Būtent idėjos ir yra pagrindinis mūsų politinės jėgos privalumas. Mes turime aiškę, ilgalaikę valstybės ir visuomenės raidos viziją, mes suprantame krikščioniškąsias ir patriotinės vertybės ir siekiame jas įgyvendinti šių dienų sudėtingame pasaulyje. Labai svarbu nepamesti tos vizijos kasdienybės peripetijose. Man regis, mūsų partija tai ir yra žmonės, kurie bando tai padaryti, kurie bando tapti Lietuvos valstybę keičiančių veiksnių. Tai žmonės, kurie neišsižada idealų šių dienų pragmatiškame pasaulyje. Tai žmonės, kurie žino ištikimybės ir vienybės vertę. Man su jais dirbti yra didžiulė garbė. Mėlėjai, sveikinu visus konferencijos dalyvius. Šiandien svarbi diena, renkate sueigos tarybos pirmininką ir čia nedvėjodamas noriu pasakyti, kad pažinodamas Mantą Adomėną, pažinodamas jį kaip žmogų intelektualų ir sugebantį suderinti klasikinės konservatyviasias vertybės su gerų darbo organizavimu, aš tiesiog siūlau visiems balsuoti už Mantą Adomėną. Visiems reikia stiprios sueigos tarybos, reikia stiprios partijos Vilniaus mieste ir aš tikiu, kad Mantas Adomėnas sugebės vesti mus visus į priekį. Nauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Vilniaus miesto sueigos taryba pradėjo darbą 2009 m. birželio 1 dieną pasirašydama sąžiningos politikos paktą. Tarybos nariai savo veiklą įsipareigojo grįsti padorios politikos principais ir moralinėmis vertybėmis. Dar 2009 rugsėjį sueigoje įsisteigė jaunimo bendruomenė. Galima pagrįstai didžiuotis itin sėkmingų Vilniaus jaunimo dalyvavimu politinėje veikloje. Sueigos gyvenimas pasipildė daugeliu naujų renginių. 2009-10 metais vyko diskusijų forumas Vyriausybės valanda. Kasmet buvo rengiami naujai priimtų narių susitikimai su partijos vadovybė, parengta naujiems nariams skirta atmintinė. 2010 rugsėjį vaizdingoje Neries pakrantėje įvyko pirmasis, bet tikrai ne paskutinis Vilniaus sueigos sąskrydis. Sueigos bendruomenė rinkosi žiūrėti ir aptarti filmų apie Vytautą Landsbergį, apie nepriklausomybės įtvirtinimo kovas, popiežių Joną Paulių II, šimtmečio progą pagerbė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Ronaldą Reiganą. Sueiga rinkosi drauge pasitikti adventą ir švęsti užgavėnes. Sueiga kaip dvasinė bendruomenė subūrė šventosios mišios Vilniečiams brangioje Šventosios Onos bažnyčioje. Tačiau svarbiausia, Vilniaus sueiga tapo išties politinė bendruomenė, demokratinių forumų, atradusių savo politinį balsą ir gebančių tarti svarų žodį tiek Vilniaus, tiek ir visos Lietuvos reikaluose. Sueiga aktyviai pasisakė gindama šeimos vertybės Vilniaus viešojoje erdvėje. Sueigos pozicija ginant skaidrumą, sąžiningumą ir Vilniečių interesus buvo itin reikšminga stabdant nekonkursinį Vilniaus šilumos tinklų nuomos pratesimą bendrovei Dalkija ir užtikrinant šiukšlių deginimo gamyklos aplinkosauginę kontrolę. Sueigos balsas padėjo įtvirtinti už savo laisvę kovojančio Tibeto skverą Užupyje, karo prieš Gruziją metiniams paminėti, kasmet rengiama Gruzijos palaikymo akcija priešais Rusijos ambasadą. Galiausiai sueiga suvaidino lemiamą vaidmenį pakeičiant susikompromitavusį Vilių Navicką vertybiškai nuosekliu ir solidžiu meru Raimundu Alekna. Sueiga aktyviai dalyvavo rinkimuose. Inovatyvi ir veikli rinkimų kampanija lėmė, kad nors mūsų partija Vilniuje ir nepirmavo surinktais balsais, savivaldybės taryboje išlaikė tą patį mandatų skaičių, koks buvo iškovotas ir 2007-aisiais Tėvynės sąjungos pakilimo metais. Šiuose savivaldos rinkimuose toks rezultatas mūsų partijai vienas aukščiausių Lietuvoje. Rinkimų rezultatą Vilniuje gerai ir labai gerai vertina 66% internetinėje apklausoje dalyvavusių sueigos narių. Per šį laikotarpį sueiga ženkliai plėtėsi. Per 2 metus jį pasipildė net 190 naujų narių, įliejusių jaunatviškos energijos į skyrių gyvenimą. Atėjome į savivaldos rinkimus su geru rezultatu, tai taip pat yra, manau, Vilniaus sueigos brandaus darbo ir darnaus darbo rezultatas. Per šitos porą metų Vilniaus sueiga tapo vieningesnė ir brandesnė. Daug padaryta, bet nemažai darbų dar ir laukia. Vilniaus sueigos darbą teigiamai vertina net 70% apklaustų jos narių. Prieš 2 metus taip vertinančių buvo tik 39%, mažiau negu pusė. Tai rodo, kad dirbdami išvien tikrai daug pasiekime, bet liko daug erdvės tobulėjimai. Pirmiausia, itin svarbu išnaudoti unikalų Vilniaus sueigos narių sukauptą potencialą.
Esame didžiausia ir stipriausia Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų organizacija Lietuvoje. Todėl turime žymiai aktyviau jungtis ne tik į Vilniaus, bet ir į nacionalinių valstybės masto politikos uždavinių sprendimą ir politikos formavimą. Tai padaryti mums padės šiuo metu kuriama Vilniaus sueigos narių kompetencijų duomenų bazė. Nepaisant atskirų sėkmės atvejų, sueigos dalykinių komitetų veiklą būtina peržiūrėti ir ženkliai suaktyvinti. Dabar nauja sueigos taryba pradės darbą beveik vienu metu su naujai išrinkta frakcija Vilniaus miesto savivaldybėje. Tikiu, kad tai gera proga sinchronizuoti jų darbą, už konkrečias sritis atsakingus frakcijos narius pakviesti koordinuoti ir atitinkamo sueigos komiteto darbą. Artėja Seimo rinkimai. Vadovauju vienai iš 3 pasirengimo Seimo rinkimams krypčių – analitiniam, strateginiam, programiniam pasirengimui. Kitoms 2 kryptims vadovauja Valentinas Stundys ir Jurgis Razma. Žūtbūt reikia išlaikyti šioje Seimo kadencijoje pasiektus laimėjimus, įtvirtinti tas svarbias valstybės gyvenimo pertvarkas, kurias pavyko pasiekti. Tuo tikslu labai svarbus sueigos narių įsijungimas. Čia matau visuotinės mobilizacijos poreikį. Ir pagrindinis instrumentas yra mokymai. Nuo programinių nuostatų ir konservatizmo idėjų iki praktinių politinio veikimo įgūdžių, tokių kaip agituoti, kaip dalyvauti rinkimų komisijų veikloje, kaip būti rinkimų stebėtojų. Esu parengęs išsame mokymų programą ir nuo rudens kartu kibsime į šį svarbų darbą. Galiausiai, kaip vienas svarbiausių savo pasiekimų, matau vidinės sueigos demokratijos sustiprinimą. Tačiau reikalingi ir tolesni žingsniai, tam, kad būtų įsiklausyta į visų mūsų partiečių balsą, išgirsta jų nuomonė esminiais mūsų gyvenimo klausimais. Tai padaryti padės sueigos nuomonės apklausos ir plebiscitai, kuriuos surengsime tuomet, kai iškils esminiai apsisprendimai. Kovodami su krize įrodėme savo ir kitiems, kad sugebame atlaikyti pačius sunkiausius išbandymus. Tačiau dabar būtent tas metas, kai reikia įtvirtinti tai, kas pasiekta, ir veikti išvien. Tik taip sukursime kitokią, geresnę Lietuvą.